Sėdam ant moco. Moto. 299. Gerai, kai nebekaršta. Paskutinė rugpjūčio savaitė. Savaitė diena. Ir mes su mocu. 299. Gerai lekiama, ne? Vakar buvo užlėkęs pas mane, sėdam ant moco. Laurinas, kas dar nesekat, pasekit TikToką, Instagramą, YouTube'ą, Facebooką. Vakar darė mano mašinos, mano moco apžvalgą. Slidoką, nesenai palyja. Lendam. Tais mokamukais atsargiai. Jeigu jau gerai vairuoja vairuotojas, tai instruktorius miega dažniausiai. Bum. Kaip ir sakiau, vakar sėdama ant moco, Laurinas buvo atvažiavęs pasižiūrėti mano mocą, apžvelgt, padarė video. Įdomu, kaip jiems sekės, pasižiūrėsim. Eik, tu savo visas galas kaip gyvatė. Visas galas kaip gyvatė. Slidu, padangos šaltos, ką tik palyja. Aišku, labai gerai tas lietus dulkes nuvalė. Įdomu, kaip mano moc apžvelgs. Lyg ir pirmas pas jį toks sportbaikas apžvalgose. Įdomu, ką gero pasakys, ką blogo pasakys. Dabar lekiam, įrašysim kažką įdomaus galbūt. Numeriai, gražus numeriai, like. Su vėliavėlė viską. Dabar pastebėt, kad kažkokia mada tų numerių. Su vėliavėlė svarbiausia. Aišku, vertė kyla. Norėčiau ir aš numerių su vėliavėlė. Šiaip turiu ant bulkos numerius HSK 220 su vėliavėlė. Gan neblogi. Bet yra gerų ir mačiau vertėjų gal ant kokią. Dabar perikupai prisiperka tų numerių su vienodais skaičiais ir pardavinėja už kosmosą, bet žmonės perka svarbiausia. Girdėjot kaip slydo? Slydu. Karoče, parduodu mocą. Viską parduodu. Pirštinės parduodu. Šiaip jau pardaviau ir batus, va. Pardaviau batus. Parduodu mocą. Viską parduodu. Ir sielą parduočiau, jeigu turėčiau. Bet aš ją jau pardaviau. Prieš metus už nebrangiai. Tai... Nežinau, ar čia vidurio amžiaus krizė, ar čia šiaip kažkas. Bet viską išsiparduodu, mocą parduodu. Skelbimuose rasit nesunkiai, jeigu dar nebus išjungę. Ne, o šiaip iš tikrųjų ne vidurio amžiaus krizė. Aš jau ją pragyvenau. Tai dabar nusipirkau mašiną iš Amerikos, biški brangelesnė. Tai reikės normaliai pinigų, kad ją atkelti. Vat bus video atskiras, galbūt patiks kažkam įdomu bus, kaip
automobilį parsivariau iš Amerikos, tvarkiau jį, matysim. O šiaip motovlogai nepasibaigs, bus ir motovlogų, yra sesės motociklas, Moto Queen LT, pasekit TikTok'e, pasimsiu sesės motą gal pavloginti, blogiausiu atveju. Pasiskolinsiu iš draugų arba su paspirtuku elektriniu lėksiu, o ką? Taip, tokai nešiaus. Naujas turinys, blemba. O ir šiaip gal neparduosiu, nes niekas neperka. Noriu va 2000, nieks neperka, nereikia. Šalmo neparduosiu, nes tai pritaikytas vloginti. Nėra jis saugus. Daug kartų kritęs, pragręžtas, klijuotas, svarbu filmuoja ir atrodo kaip šalmas. Šiaip pasiliksiu moco, jeigu taip išeis parduoti, žiauriai pasiliksiu. Vakar taip sėdam ant moco, atsisėdo ant mano moco, sėdam ant moco, atsisėdo ant mano moco. Išvažiavo iš kiemo, galvoju, jeigu dabar tai parduočiau ir išvažiuotų su mano moco. Eik, tu širdis skaudėtų, koks čia? O? KTM. Be posūkių, kaip standartiškai. Nežinau, kaip čia bus. Gal ir nelemta jį nupirkti. Jeigu neparduosiu, tai neparduosiu, pasiliksiu. Atsikelsiu tą mašiną kitais būdais kažkaip tai, ką žinau. Šiaip pardavau batus ir lipau į kedus, New Balance'us. Pasižiūrėjau, sakau, blema. Geriau nedarysiu gėdos. Nedarysiu gėdos, nes jau tai baisiai. Tie batrai šiaip. Eik tu. Žinot, kas blogiausias su batais, kurie turi batraišius ir su mocais važinėja dažniausiai, kad užsideda kėdus ir varo. Nepamirškit susikišti batraišių į batą, nes būna, kad už kojelės bėgių, jeigu tai nepirda, jeigu tai moca su pavarom, batraištis už kojelės užsikabina ir tu kojas nebegali padėti. Tai sustoji posūkį, aš kaip kairė rankis ir kairė kojas, tai kairę koją padedu ant žemės, arba jeigu su dviem kojam padedi ant žemės kojas, tai ta koja pastringa ir tada prarandi balansą, gali nusibalamutinti. Geras būtų. Hello, my friends. Where are you going, mate? Kas ten? Pasivėjom. Jau sportbaiką matau. Hello. Žinai, senas. Nu va, susitikom su CBR-u. CBR 954 RR. Double R. Motociklas sukurtas žiedui. 2004 metų. Atrodavo nesenas palyginus nuo mano. 24, 27, 24, 27. Dūslė. Gerai baub. Ar standarts? Baub? Tai bus pjauta, ne? Ką? Bus pjauta. Pavažiuosi, pamatyk. Stabdžiai rimti. 110 kW. Nu, įdomu. Įpurškims. Tešlazubinis toks, o ne?
Nu, bandom praliekti, ką žinau, įdomu. Šauk ant mano. Tik labai nemandravokim, nes... O, vaikyti. Kaip ir visos Hondos. Toks žems. Pajutai pas mane aukštesnis, ne? Pas tavo priekais atrodo, kad... Labiau gulė, ne? Nu jo, ir sėdynė tokia kvadratinė. Taip, šlaunės spaudžia. Įdomiai, skidelis. Sako, gaidys. Ne, gaidys, kodė, geras skidelis. Toks biški minkštoks. Bet jau minkštoksai. Arba mortiks, arba jis toks yra. Ne, jis sviruoklė reikia... Kaip pasakyti. Puškims tą specialiai reguliuoja tenai. Nu ką. Kažko nosį užspaudė. Eik tu, čia viskas tvarkinga, viskas gražu. Nice. O. Bandom. Nukūręs. Gerai. CBR 954. Kodėl toks įdomus skaičius, nesuprasi? O. Rimčiau jau. Veidrodėliai tokie. Labai blogai matos per juos. Labai. Bet už tai su posūkiais integruotais. Ai. Bet kaip pasireguliuoji, neblogai. Pirma pavara. Taip kaip ir pas mane. Sankabo keistai. Nu, pažiūrėsim, tas motos, sakoma, sukurtas žiedui. Nu, ne, per veidrodėlius iš vis nieko nesimato. Sėdėsena, sakyčiau, nuo mano antiek kaip stryto. Žiauriai keistai jaučiuos, nes vairas arčiau. Pas mane turi būti atsigulęs. Kenčia dilbiai. O čia sėdi kaip ant stryto realiai. Trauka labai gera. Aišku, jaučias 110 kW ir pas mane 102 jaučias, kad yra skirtumas, bet trauka tikrai labai gera. Guldas jisai taip, guldas gerai, man patinka, kad jisai ne per staigiai guldos, nes kiti jau taip paimti, tik opt ir užsiverti. O tas toks turi biškį palaužt, kaip ir pas mane palaužt reikia. Nuo žemų žiūrim. Nuo žemų nelabai. Nuo aukštesnių žiūrim kaip. Aukštesnių jau jisai kapliuoja, provokuoja. Stabdžiai tokie informatyvus, nejautrus tokie, gan informatyvus, sakyčiau. Žinai, kiek spaust, kad normaliai pristabdyti, o ne paim paspaisti per vairą jau. Praeitą Honda Oksas, kai žiūrėjom, tai pas jį buvo kiti reikalai su guldymu. Čia jau turi palaužti. Man patinka tas dalykas, nes dar nesu su tokiu važiavęs sportiniu motociklu, kuriam būtų taip arti vairas. Grinai kaip su strytu jaučiuos.
važiuoji gan žemai, kaip pas mane. Nu jo. Lucas Jėginis. Bandom dragą. Eiktų nosi kaip skauda. Bekalbant, iškrito. Telefono mikroschema matosi. Dabar ta mikroschema, man procesorius tiesiai į nosį lenda. Važiuosim. Pirmą pavarą. Palauk. Čiut neapsivertė, velnias. Nu jaučias, kad 103 ir nuo 110 kW, ne? Bet, žinau, kaip sukų palaikai pas tave ir kai velnės vara. Kodėl, kad tu sakai, pavaros junginėjas, žiauriai gerai pavaros junginėjas. Nu, tu pavyzdai pas mane kaip, turi kaip pirštą, kad sulauži, trakšti. Eik, tu žiauriai gerai. Bet baubtai žymai daugiau. Skaityk, aš jau varu. Tu smaugi, matai, kai nėra killerė. Nes pas mane stokinis. Pas tave bus jau išpjaut. Kiek dabar? 3200, ne tokie vaikšta? Apie 3? Daugiau. Nuo būklės priklauso, ne? Bet žodžiu, už 3,5 jau gali paimti kažką tokią. Aha. Jau tvarkingesnį. Tvarkingesnį. Padanga, žinok, biškis lėdi pas tave. Jaučiu, kad kai gyvatė jau. Pavarą nusimažinti. Šiaip guldos, žinok, kai praeitą apžiūrėjau Honda CBR, ten 1000 RR. Tai guldos labai taip, o pas tave turi laužti, kaip ir pas mane turi laužti. Taip stipriau lauži, žinai. Bet man labiau patinka tas laužims, nes tada, žinai, kiek gali guldytis. Bet šiaip gers. Man tik, žinai kas, čia sėdynė tokia, nu, kvadratinė. Pas mane, matai, tokia apvali. Čia tokia, nu, gal kai kojas aukštai nieka, bet kai reik nukelti, spauč kojas, neergonomiška. Bet šiaip gerai. Ir žinai, kaip pasijutau įdomiai. Pas tave vairs labai arti. Kaip ant strytą sėdi. Bet žiauriai patogu, įdomiai taip. Jis yra, nu, šiaip gan patogiai. Nu, o pas mane pajutai kaip ant riešų pavargsti, va tai lauk, sėdi. Fainiai. Važiuoji kaip su sportu, jauties kaip su strytu, va taip ir reik daryt motociklus.